Jau galiu. Jas. Jo, tai sveiki gyvi, kas čia prisijungia. Malonu matyti. Mes, man atrodo, tęsiam Viliaus, reiškia, kaip nepailstamų entuzijazmų tą pačią tradiciją, kai aptariam klausimus prieš konferenciją, kai yra, galim turbūt yra paprasčiau ir mažiau tokioje formalioje aplinkoje užduoti klausimus, išsiaiškinti, tam, kad mūsų bendra ta konferencija būtų sklandesnė. Tai aš manau, kad šita prekonferencija yra tam ir skirta, kad detaliau susipažinti su tą medžiagą, kuri bus pateikiama pačios konferencijos metu. Tai aš kviečiu visiems užduoti klausimus, teirautis, klausinėti, teikti savo pasiūlymus, ne tam, kad pagrindinė konferencija būtų efektyvesnė. Tai aš turbūt daug čia įžangos ir nekalbėsiu. Taip, Vėliau tau žodis. tai trumpai šiandienos programa. Ta, ką tvirtinsim šiandieną, iš tikrųjų nepristatinėsim, bet pasidalinsim linku, kuriuo jau dalinomės, kur visa medžiaga jau dabar yra sukelta, tiek 24 metų finansinės ataskaitos, tiek auditorius ataskaitos, tiek biudžeto vykdymas. Tada šiandien trumpai priminsiu apie bendrą informaciją apie narių visuotinį susirinkimą, tada priminsim, jog turėsime viceprezidento rinkimus, trumpai 25 metų LOS strategijos kryptis apžvelgsim, pristatysim, bet šiandien trumpai, konferencijoje šiek tiek gal daugiau, gal turėsit kažkokių įžvalgų. Tada LOS struktūros pokyčius, kokius norime padaryti, pristatysime. 25 metų veiklos planą, labiau jisai surištas su biudžetu pas mus kiekvienais metais, tai biudžetą pristatysim. 26 metų pasiūlymą dėl LOS nario bei licenzijų mokesčio bei mokėjimo tvarką. Ir 25 metų LOS kalendorius mokestis, trumpas pristatymas, kaip jis atrodo šiais metais, kodėl jis renkamas ir kaip jisai bus išleidžiamas. Taip, tai, čia atsiprašau, ne į tą pusę. Kaip visi žinot, data 25 metų kovo 15 diena, vieta BLC konferencijų centras Stevensono salė, Kaunas. Laikas nuo 2 iki 6 preliminariai, nuo 2 valandos prasidės dalyvių registracija, o pačią konferenciją pradėsime 14:30. Atstovavimas. Primenu, kad LOS narius atstovauja LOS narių vadovai. Jeigu atstovauja ne vadovas, reikalingas įgaliojimas. Jį reikėtų atsiųsti iš anksto paštu arba turėti su savimi originalą. Dažnai užduoda klausimą apie parkavimą, tai po konferencijų centrų yra mokama automobilių stovėjimo aikštelė, didelė, talpina tikrai daug, aplinkinėse gatvėse parkavimas visur mokamas, tai reikia tik tai susirasti Kaune galiojančią programėlę, pastatyti automobilį ir prisiparkuoti. Po visuotinio narių susirinkimo visus dalyvius kviesime į vakarienę tam pačiam pastate esančiam restorane. Ir dar tik informuoju, tikriausiai visi žinot, visi matėt, bet būtent šią konferenciją pritaikėm prie orientavimosi varžybų, nes mes vis tiek esam maniakai ir norim varžytis, dalyvauti. Tai būtent iš ryto organizuoja sporto mokykla Gaja sprintų taurės paskutinį etapą, tai kviečiam tikrai dalyvauti. Registracija berods iki trečiadienio, jeigu neklystu, tai dar turit laiko užsiregistruoti. Darbotvarkė. Tai numatoma darbotvarkė, kurią siūlysime visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti, tai 24 metų LOS veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas, tada 24 metų biudžeto vykdymas, revizijų ir etikos komisijos pranešimas, 24 metų LOS finansinės atskaitomybės tvirtinimas, viceprezidento rinkimai, kaip minėjau, pagrindinių LOS strategijos N34 ateinančių metų krypčių apžvalga bei pristatymas, LOS struktūros pokyčių pristatymas, 25 metų LOS veiklos planas bei biudžeto pristatymas, minėtas 26 metų LOS nario bei licenzijų mokesčius ir mokėjimo tvarka, 25 metų LOS kalendorius mokestis, bei kadangi turėsime ateinančius 2 metus 2 didelius tarptautinius renginius, tai trumpai pristatysime, kokioje situacijoje esame su Europos čempionatu kalnų dviračiais, kurį organizuojame šiais metais Vilniuje, bei ateinančiais metais organizuojamų orientavimo sporto objekte čempionatų druskininkuose. Taip pat narius kviečiam teikti kitus klausimus, jeigu dar turite noro, tai darbotvarkę tikrai galima įtraukti ir bus laiko klausimams ir diskusijoms. Grįžtant prie šiandien, ką pristatinėsime, tai viceprezidento rinkimai, kadangi 24 metų spalio 9 dieną buvo gautas LOS viceprezidento Donato Mickaus prašymas atleisti, atšaukti iš pareigų dėl asmeninių priežasčių,
Tai Los prezidiumas tą tenkino ir priimtas buvo sprendimas, jog dirbti mažumoj, ne mažumoj, bet nepilna sudėtim iki visuotinio narių susirinkimo, bet pagal galiojančius įstatus Los prezidiumą turi sudaryti 5 nariai. O būtent pagal kitą punktą, tai prezidiumo narius renka Los narių visuotinis susirinkimas. Dėl tų rinkimų nešaukiam neeilinio, bet būtent pasinaudosime šio visuotinio narių susirinkimu ir rinksime 5-ąjį narį. Kartu su kvietimu į Los narių visuotinį susirinkimą Los nariams buvo išsiųsta informacija, jog bus vykdomi viceprezidento rinkimai. Los nariai buvo informuoti, jog asmenys norintys kandidatuoti Los prezidento poziciją turėtų iki kovo 8 dienos atsiųsti laisvos formos informaciją apie save. Kadangi pristatysime struktūrą ir prezidiume yra pasiskirstyta dabartinėme sritimis atsakomybių, būtent ieškomas viceprezidentas atsakingas už meistriškumą. Donatas ir buvo būtent atsakingas už šitą sritį, tai būtent visuotiniam narių susirinkimui dar siūlysime ar tai daryti slaptą balsavimą ar atvirą balsavimą. Tai tokie klausimai. Iki šios minutės yra gauta vienos kandidatės laiškas. Tai Gabija Ražaitytė, neslėpsiu, kad pats kalbinau ją pretenduoti šią poziciją, nes Gabija 4 metus buvo LOSFO moksleivių rinktinių vadovė, bet nuo 25 metų sausio 1 dienos šių pareigų nebeina. Taip pat ilgus metus atstovauja Lietuvos rinktinėms, tai turi patirtį šitoj srity ir tikiuosi, kad pravers federacijos veikloje ir ateinančius kelerius metus. Taip pat kviečiam ir kitus kandidatus dar teikti savo kandidatūras, nes tai pas mus įstatos neapibrėžta, tai galima ir visuotinio narių susirinkimo dieną pateikti kandidatūras kitas ir jas turėtumėm svarstyti ir balsuoti. Klausimų šitoj vietoj? Kadangi turim prisijungusią, man atrodo, mačiau Gabiją, tai galite ir jos paklausti. Yra Gabija, matau. Gerai, jeigu neturim klausimų, tuomet sekantis klausimas tai yra LOS strategijos, kurią praėjusiais metais pasitvirtinome apžvalga, bet iš tikrųjų ne apžvalga, o 25 metų pagrindinės kryptis, į ką norėtumėm fokusuotis, siekiant užsibrėžtų tikslų. Primenu, kad turime 4. Jurgi, jūs gal pristatysit? Ar man pristatysit? Tai gal tu pristatyk, jau kas aš papildysiu, gerai? Tu taip gerai įsibėgėjai. Jūs mane pertraukinėkite, jeigu ką, ir papildykite. Ranką kelsiu, jau moku. Bet aš galiu nematyti. Okay. Tai turime 4 pagrindinės kryptis: masiškumą, meistriškumą, žinomumą ir tvarumą. Tai masiškumo pagrindinis tikslas - nuolatinis orientavimas sporto dalyvių skaičiaus didėjimas bei mūsų sporto prieinamumo kelimas. Meistriškume pagrindinis mūsų tikslas yra kokybiška aukšto meistriškumo sportininkų ir trenerių ruošimo sistema bei reguliarus tarptautinių varžybų organizavimas. Žinomumo kryptyje tai norime, jog daugiau žmonių suprastų orientavimosi sportą, ne tik žinotų, bet ir suprastų. O tvarumo srityje norime užtikrinti, kad mūsų sportas būtų tvarus tiek savo organizacija, tiek aplinkos išsaugojimu ir kitais aspektais. Kas liečia masiškumą, turime tam tikras programas. Tai moksleivių pritraukimo programa, jinai yra suskaidyta į keletą dalių. Tai tikriausiai didžiausią dėmesį norime 25 metais teikti būtent supažindinimui, tai grįžti su orientavimusi sportu į mokyklas. Ne kiek patys organizuodami papildomus projektus, bet norime pagelbėti jau mūsų narių vykdomiem projektam, tai skirti didesnį dėmesį. Tai kaip tik šią savaitę bendravau su asociacija gamtos, su tvarumo, ten tokia organizacija, kuri edukuoja, kaip reikia rūšiuoti šiukšles, ir norime vėl daryti orientavimosi sporto iššūkį mokyklom. Gegužės mėnesį 2 savaites 5 didžiuosiuose miestuose mokyklos varžysis tarpusavį ir dalyvaus šitame iššūkyje. Tuo pačiu bus supažindinamas orientavimosi sportu. Tada su Norvegijos federacija bendradarbiaujam, jau pradėjom versti jų sukurtą platformą skirtą mokykloms, kur
skaitmenoje yra supažindinamas orientavimosi sporto pagrindais, yra trumpa informacija, tada klausimai, tokį kaip kursą praeini. Tai būtent norime pasiruošti tokią platformą, kad į mokyklas atėję pradžiai galėtumėm dar klasėje supažindinti moksleivius šiuolaikiškais būdais orientavimosi sporto, tada jau eiti į lauką jį išbandyti realiai. Tada norime pasiruošti būtent visą modelį, kaip yra pristatoma kurio amžiaus vaikam. Tai vadinasi, kaip pristatoma orientavimosi sportą pagrindinėje mokykloje, kaip pristatome pradinėje mokykloje, kad žinotų visi mūsų nariai federacijos, kurie mums pagelbėja šituose pristatymuose, ką reikia, kokio amžiaus vaikais daryti, kaip pristatyti, kad nebūtų per sunku ar per lengva, nes tikrai kyla iššūkių. Paruošti norime visą metodinę medžiagą, kad būtų žymiai lengviau šitą procesą vykdyti. Tai šiais metais norime su Lineša ir Prienų kūno kultūros ir sporto centru mokyklų žaidynės kilstelti šiek tiek aukštesnį lygį, nes dabar jos kaip ir buvo užmirštos. Nežinau, kaip čia ar pavyks, nes trumpas periodas jau, bet iš principo noras padaryti ją didesnę šventę, kad mokyklos atvažiuotų ir svarbiausias dalykas, kad nebūtų trasos per sudėtingos, nes metai iš metų atvažiuoja tenais mokyklos, kurios su orientavimo sportu susipažįsta pirmą kartą ir joms trasos būna tikrai per sudėtingos. Ne federacijos projektas, bet didelis projektas, kuris laukia 25 metais ir federacija ženkliai prisidės prie jo, tai yra Erasmus Plus Sport projektas, kurį vykdo Falko su 10 partnerių užsienio šalių. Tai Kaune per Europos judumo savaitės metu bus 3 dienų orientavimosi sporto festivalis, kuriame bus tiek profesionaliem orientacininkams skirtos veiklos, tiek šeštadienį kviesime kauniečius bei miesto svečius išbandyti orientavimo sportą įvairiomis formomis. Taip pat bus organizuojamas koncertas, ten didelis projektas, metodinė medžiaga bus leidžiama projekto plotmėje, tai tikrai dedam daug pastangų. Šiuo metu yra paruošiamoji stadija, kovo 18 bus pirmasis partnerių susitikimas, tai tikrai tenais didelis resursas yra nukreiptas. Rimantas Serva, mūsų generalinis sekretorius, yra projekto vadovas, aš kaip ir pagalbininkas, bet tikrai tenka daug ten dalykų daryti ir teks. Kas liečia moksleivių pritraukimo programą, bet pačių išlaikymų jau esamų, kuomet pradeda moksleiviai sportuoti, tai nuo 25 metų turime naujokų trasas LOS kalendoriaus varžybose. Tiesa, mūsų nariai kol kas šitą ignoruoja, tai reikės šiek tiek rimčiau užsimti šiuo klausimu. Tada yra atsiradę moksleivių trasų kuratoriai, kad būtent nacionalinėse čempionatuose 12-14 grupių sportininkams nebūtų per sudėtingos trasos, tai LOS varžybų patarėjas to nepadarydavo, tai nuo 25 metų kreipiame didesnį dėmesį šiam klausimui. Yra ruošiamos moksleivių trasų planavimo gairės pagal spalvas, pagal sudėtingumus, skandinavišką praktiką, tada žinos ir treneriai, kokio amžiaus vaikai, kokio lygmens ir sudėtingumo trasą gali įveikti, bei būtent trasų planuotojai žinos išspalvinėje gamoje, kuriai grupiai kokią trasą priskirti ir taip tikimės geresnio supratimo tiek tarp trenerių, tiek tarp vaikų, tiek tarp trasų planuotojų ar varžybų rengėjų. Vėl organizuosim kasmetinę vasaros stovyklą Marcinkonyse, norisi tenais ją padaryti dar linksmesnė, įdomesnė. Yra bendravimas šiek tiek su Šaulių sąjunga, gal per šitą prizmę galėtumėm pasukti, bet dar kol kas nėra sutarta iki galo, tai negaliu konkrečiai atsakyti. Ir faktas moksleivių lyga norisi šiek tiek atnaujinti, įtraukiant, kad ir organizacijos tarpusavį labiau konkuruotų, bei ta moksleivių lyga turėtų šiokį tokį didesnį prestižą ir vaikam būtų dar didesnis stimulas joje varžytis. Opiausia tikriausiai problema ir didžiausią dėmesį reikėtų skirti, bet faktas, kad sudėtinga tą padaryti, tai yra trenerių išlaikymo ir pritraukimo programa. Tai norim ir tikrai jau dabar glaudžiai bendradarbiavom su mūsų treneriais, kurie šiuo metu dirba sporto ugdymo įstaigose, nes Švietimo mokslo sporto ministerija ruošia naujas rekomendacijas dėl trenerių darbo. Tai tikrai su treneriais glaudžiai bendradarbiavau, kad paruošti tas gairias atnaujintas ir beveik pavyko Švietimo mokslo sporto ministerijoje viską susiderinti taip, kaip mes ir norėjom. Tai tikrai džiugu.
Toliau norėtųsi glaudžiau bendradarbiauti su sporto ugdymo įstaigomis dėl trenerių įdarbinimo, tai su Kaunu šiek tiek jau pavyko, Kauno sporto mokykloje gaja, tai įdarbino fizinio aktyvumo instruktorių. Faktas, kad tos sporto ugdymo įstaigos kaip ir galėtų tikriausiai įdarbinti, bet mes patys neturime žmonių, kas norėtų eiti dirbti treneriu. Tai iš to seka kita užduotis, tai jaunų trenerių skatinimo programa. Jau prezidiume mes diskutavom, ką mes galėtumėm padaryti, kad paskatinti žmonės eiti dirbti treneriais, pradžiai pabandyti gal šį darbą. Tai mūsų naujoji sporto direktorė irgi viena iš užduočių, kai įsivažiuos į darbą, turės kartu su manimi sugalvoti, kaip mes galėtumėm tą jaunųjų trenerių skatimo programą padaryti. Kitas dalykas, ką jau irgi mažai žingsneliais pradėjome, tai reikia atnaujinti ryšius su universitetais, kurie ruošia trenerius, peržiūrėti programą, ją atnaujinti, padaryti šio laikiškesnė. Tai tiek su Vytauto didžiojo universitetu pradėjom bendrauti ir su Lietuvos sporto universitetu pradėjom bendrauti, ruošiamės pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir peržiūrėti tas programas, ką galima išmesti, ką padaryti šiek tiek geriau. Suaugusių pritraukimo programa tai yra jau pradėta kurti vieningą platformą atviroms orientavimosi sporto treniruotėmis, kad būtų galima tas mūsų masinės vadimas rasti vienoje vietoje viską. Ateinu, ten kalba yra ir jau apmokėjimus, bet čia tikriausiai ne 25 metais, bet kad turėtumėm gražią, vaizdžią platformoje, kurioje gali ir ne tik tikras orientacininkas surasti informaciją. Tai yra kūriamas taip pat nauja federacijos internetinė svetainė, kuria bus labiau akcentuota sakykime, į išorę, nes mūsų duotuoju momentu visa komunikacija federacijos svetainė yra nukreipta vidiniam tikram orientacininkui, bet mes norime labiau patį sportą populiarinti plačiaja prasme, nes tikras orientacininkas susiranda informaciją ir taip, tai jau balandžio vidury internetinė svetainė turėtų pasileisti. Tai taip pat, kas liečia suaugusius, tai trumpesnių ir lengvesnių trasų įtraukimas į LOS kalendorius varžybas, tai kalba yra, kad veteraniškos grupės ir ten S ar N, lygiai taip pat kalba apie 21 grupę, šitos trasos galėtų atsirasti. Matome tendenciją pasaulyje, kad patalpų orientavimosi sportos būtent šaltuoju metų periodu smarkiai populiarėja. Tarptautinė federacija pradėjo įvairias diskusijas šio klausimu, tai tikrai norime padėti Lietuvoje šitai disciplinai aukti ir plėstis, nes matome potencialą. Lygiai taip pat kaip ir rogainingo varžybų integravimas, tai jau rogainingo varžybos yra federacijos kalendoriuje, mes tuo pačiu surenkame LOS kalendorius mokestį ir noras yra turėti taisyklės šių varžybų organizatoriam ir dalyviam, nuostatus ir kitą informaciją. Raudonai matote, tikriausiai mano nuomonė, treneriai yra svarbiau, bet šitam kontekste, kiek tenka dabar bendrauti, tai reikėtų išnaudoti galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė. Tai tiek su Šaulių sąjunga, tiek su krašto apsaugos savanorių pajėgomis, tiek su krašto apsaugos ministerija. Mūsų federacijos strategijoje šita kryptis buvo ne prie masiškumo, bet iš principo jinai turėtų eiti per visas sritis, tiek masiškumas, tiek meistriškumas, nes ir sportininkus tenais padeda tiek ir žinomumas, komunikacijos klausimų, ir tiek tvarumas organizacinių klausimų. Tai čia reikėtų irgi užsidėti akcentą ir bandyti padaryti dalykus. Gal Jurgi norit pridėti ką nors prie masiškumo? Kažką norėjau pridėti, bet jau dabar, kai tu nubėgai, tai jau kažkaip galvoju, jo, tai masiškumas, man atrodo, viską tu gerai išvardinai apie masiškumą, nežinau, man viskas ok. Taip, tai meistriškumo sritis šiek tiek glaustesnė. Meistriškumo kryptį ir programą mes vykdome jau 14 metų tikriausiai, vykdome ganėtinai neblogai, kas liečia sportinį rezultatą, patį galutinį rezultatą, vadinkim taip, 24 metai buvo istoriniai rezultato prasme. Galim pasidžiaugti, kad būtent 25 metų pradžia pažymėta dedikuoto žmogaus federacijos atsiradimu, kuris yra atsakingas už aukšto meistriškumo programos vykdymą. Prieš tai visus metus turėdavome vieną žmogų, kuris atsakingas už viską, dabar turime žmogų, kuris būtent atsakingas už aukšto meistriškumo programą. Faktas, kad nepavyksta čia per vieną mėnesį ar per vieną dieną visko lengvai padaryti, tai įsivažiuosim, bet tikrai potencialas didelis.
ir manau, kad tą programą vykdysim dar geriau, negu vykdėm iki šiol. 25 metais planas didelį dėmesį skirti medicininiam aptarnavimui ir priežiūrai. Būtent prieš šį susirinkimą su Ramūne diskutavom, nes turim gavę pasiūlymus iš mediko, kaip galėtumėm tirti sportininkus, kurie kryptimi važiuoti ir taip toliau panašiai. Tai jau darbai pradėti, bet tikrai norime skirti dėmesį šitoj vietoj, nes sportininkų sveikata ir apskritai žmonių sveikata nėra nieko svarbiau už tai, ir faktas, kad sveikas sportininkas gali tikrai atnešti gerą rezultatą ir reikia efektyvinti jų pasiruošimą. Sportininkų skatinimas, tai įvairios stipendijos, premijos ir kiti dalykai. Turime užsibrėžę tikslą, kad būtent šiais metais atsirastų visų, vadinkim taip, dviejų pagrindinių disciplinų, ką mes esam užsidėję prioritetą, bet bėgte mes išskiriam į moksleivių ir suaugusių, tai rinktinių treneriai, tai tiek OSKD, tiek bėgte moksleivių šiuo metu turime, bet su suaugusiais jau antri metai esame užstrigę, kadangi 26 metais vyksta Europos čempionatas Lietuvoje, tai turim išnaudoti šią progą ir negalime paleisti, tai iki vidurio metų vėliausiai turime užsibrėžę tikslą, kad turi būti surastas žmogus, kuruojantis būtent tos bėgte suaugusių rinktinį. Prezidiume turim tokį išsikėlę tikslą, kad norėtumėm turėti klubų lygą, kuri apimtų visą federacijos veiklą plačiaja prasme. Tai būtų tiek savanorystė, tiek dalyvavimas komitetuose, tiek sportininkai aukšto meistriškumo, tiek masiškumo renginiai, tiek rezultatai. Tai jeigu tai pavyktų padaryti per 25 metus, tai tikrai būtų džiugu. Kas liečia varžybų vystymo programą, tai aišku, kad didžiausias dėmesys yra sutelktas ir aš pats tikrai daug laiko pastaruoju metu praleidžiu prie Europos dviračių čempionato, kurį organizuosime 25 metų gegužės 14-18 dienomis Vilniuje bei 26 metais Druskininkose rugsėjo 22-28 dienomis organizuosime Europos orientavimo į sporto bėgte čempionatą. Tai šitos dvi varžybos yra mūsų pagrindinis tikslas. Lygiagrečiai tiek inventorių atnaujinam, tiek žinias atnaujinam, tam tikri žmonės važinėja po mokymus, bendraujam tarpusavį, turim, kas liečiam TBOC varžybų rengimą, dabar jau kas 2 savaitinius susitikimus, kuriuos organizuoja Jurgis, tai dalinamės, kas nuveikta, kur judam ir taip toliau panašiai, diskutuojam tikrai įvairiais klausimais. Taip pat norime šiais metais daugiau organizuoti mokymų tiek varžybų rengėjams, tiek sekretoriams, tiek žemėlapių braižytojams. Su Egidiju Kukeniu jau yra sutarta, jog bus žemėlapių braižytojų mokymai nebe online, bus ir online, bet bus ir realybėje, vietovėje. Tai rugpjūčio mėnesį Perlos vasaros stovyklą Marcinkonyse. Derinu dabar, ieškau sprinto žemėlapininko, kuris galėtų pamokyti labiau sprinto žemėlapius braižyti, nes gal lengviau nuo to būtų pradėti, kol kas nesėkmingai, nes mūsų geriausias sprintų žemėlapių braižytojas Gediminas atsisakė mokyti, bet surasim. Tai taip pat norisi skatinti pasaulinio rango varžybų organizavimą Lietuvoje ir faktas, kad reikėtų pradėti galvoti apie pasaulio veteranų čempionato projektą, kurį buvom užsibrėžę surengti Lietuvoje 30 metais. Tai tokie pagrindiniai meistriškumo tikslai ir raudona. Matote, kas yra tikriausiai svarbiausia, nes visą kitą ir taip darome, reikia tik gal paefektyvinti veiklas, bet turime skatinti rinktis trenerio studijų kryptį, surandant tam resursų ir studentų motyvacijos, nes turim dėkoti dabar dirbantiem treneriam, bet žmonių, ką mes galime pasiūlyti tiek sporto ugdymo įstaigom, tiek klubams, neturime ir reikia spręsti šitą problemą, nes dar 5 metai ir mes tikrai būsime labai prastoj situacijai šitoje vietoje. Jurgi, gal kažką pridėti turit? Ja, tai nebent jau, ką tu ir sakai, kad pas mus džiaugiuosi, kad atsirado jau šitai programai žmogus, kuris po biškį daugiau šalia Vilniaus užsiims ir kuruos, ne? Tai aš manau, kad šitas meistriškumas, ypač varžybų vystymo programa, jinai labai siejasi su mūsų visais kitais, visom kitom kryptim, ne? Tai čia kaip ir praktiškai pasakė, galbūt apie tą klubų lygos sukūrimą, ir matot, kaip čia tik neateina viskam jėgos, tai mes ir apie klubų tą sistemą svarstam ir galvom, tai čia ta klubų lyga, jinai irgi labai glaudžiai siejasi su mūsų norais padaryti
klubinę visą veiklą dar aktyvesnė, ne? Ir pas mus pakankamai aktyvi, bet norisi dar aktyvesnės. Tai aš manau, kad čia iš principo jo, daug kas pasakyta, tas aukšto meistriškumas ir ypač varžybų programa, tai labai prisėda prie mūsų tikslų, kur va toliau Vilius kalbės. Tai čia vėlgi turbūt tikslas yra priminti, ko mes siekiame ir užakcentuoti, kas yra artimiausias tikslas, ne? Gal turbūt, nežinau, sakyčiau, kad gal tokių didelių pasiekimų, kaip ir faktiškų, ne, kad kažkokių tai punktų iš strategijos įvykdėm dar kol kas nėra, nu, bet pernai metais, kaip matėt, pasiekimai meistriškume buvo pakankamai aukšti, tai čia džiaugiuosi, kad ta mūsų strategija po biškį vykdosi. Tai tiek. Nepakankamai aukštėjo istoriniai. Nu, gerai, atsiprašau, aš nemėgstu šitą tos hiperbolizacijos, bet čia reikia kosminiai pasiekimai, nerealūs. Tai trečioji kryptis yra žinomumas, tai čia tikriausiai, sakyčiau, gal ir masiškume, ir žinomume. Mes masiškume tai dar vykdom, o žinomume tai labiausiai stringam. Tai gal neturi tiesioginės įtakos trumpam periode mūsų veiklai, bet jeigu mes norime pasiekti savo užsibrieštų tikslų ilgam periode, tai mes tikrai turime dėti didesnės pastangas šioje vietoje ir komunikuoti plačiai visuomeniai kur kas geriau ir efektyviau negu tą darome dabar. Dabar mūsų pagrindinis fokusas yra jūs, mūsų bendruomenė, visuomenė, bet mes nepasiekėme kitų žmonių, kuriuos norėtumėm pritraukti į orientavimosi sportą. Tai turime OS reklamos programą, yra siekis sukurti darbo grupę ir vėliau turėti komunikacijos bei projektų vadovą, kuris kartu su darbo grupe parengtų strateginės komunikacijos planą ir tas planas visus metus būtų puikiai sėkmingai gyvendinamas ir svarbiausia, kad būtų naudojami šiuolaikiniai komunikacijos kanalai, taip ten reikia jų auditą pasidaryti, pasižiūrėti, ką dabar darom, ką blogai darom, ką gerai darom ir taip toliau panašiai. Faktas, kad norim dalyvauti įvairiuose renginiuose, šiuolaikiškai pristatant orientavimą į sportą, kaip ir minėjau, ta gamtos ateitis, ta asociacija vadinasi, pavadinimas su pasirašė šitoje vietoje, tai turėjom produktyvų susitikimą trečiadienį 2 valandų ir nusimato įdomių projektų. Pirmasis startuos gegužės mėnesio, vėliau judėsim su kitom komunikaciniam kompanijom, nes tenai sugalvojom tokius žaidimus, tai pamatysit, pristatysim. Tikrai turėtų būti iš komunikacinės pusės neblogai. Partnerystės programa, tai iš principo atnaujinam, kaip ir minėjau, federacijos internetinį puslapį, kad būtų viskas aiškiau suprantama ir surandama. Taip pat jau yra atnaujintas mūsų prekės ženklas Orienteering LT. Atnaujinsim elektroninę parduotuvę, kurioje noras yra pardavinėti net ir partnerių paslaugas ar prekes. Iš to net turint ir komercinės naudos procentinės, tai turim sukurti netolimoje ateityje partnerių verčių pasiūlymus bei skatinti tų verčių naudojimasi mūsų bendruomenės tam, kad turėtų abipusę naudą su partneriais. Taip pat ieškom įvairių barterinių mainų partnerių, kad galėtumėm bendruomeniai pasiūlyti nuolaidas, nemokamus apsilankymus, spa ir taip toliau panašiai, tam, kad mes licencijų sistemą galėtumėm išnaudoti geriau, kad jūs ne tik susimokėtumėt tos 15 eurų, bet ir turėtumėt kažkokių naudų ir negalvotumėt, kad aš čia tiesiog moku 15 eurų ir viskas. Taip pat yra potencialas OS renginių komandos sukūrime, tai prieš keletą savaičių buvau Go Vilnius, tai jie tikrai turi tokį poreikį, kuomet atvažiuoja konferencijų dalyviai iš užsienio arba iš Lietuvos ir jie nori įvairių sportinių veiklų, tai organizuoja įvairius bėgimus per ten agentūras už didelius pinigus, tai orientavimosi sportas team buildingui vadinamam tikrai būtų geras variantas, bet tikrai reikia daugiau negu vieno žmogaus, kad tą būtų galima padaryti ir čia galima federacijai netgi ir užsidirbti lėšų kažkokiem tais kitokiem projektų vykdymam. Kitos žinomumo iniciatyvos, vadinkim taip, jau kuris laikas skraidžioja dangumi, bet tikiuosi, kad šiais metais pavyks išpildyti. Tai šiuo metu populiarios įvairios tinklalaidės, tai norim turėti ir orientavimosi tinklalaidę,
dar klausimas, kas mėnesinė, kas savaitinė, kas ketvirtinė, bet iš principo jinai turėtų išvysti dienos šviesą 25 metais, reikėtų atnaujinti reguliarius naujienlaiškių siuntimus, čia daugiau vidinė komunikacija. Didesnis dėmesys YouTube platformai, kuriant turinį, įtraukų turinį, nes švedų praktika parodė, kad iš ten ateina nemažai naujų dalyvių ir po to norim išnaudoti Contribui arba kažkokią tais kitą platformą, kur galėtumėm pasiūlyti čia jau bendruomeniai labiau specialų turinį ir iš to taip pat gauti galimai pajamų. Jurgi? Tai pasakysiu, kad manau, tai čia viena iš svarbiausių, kad mes turime, kaip mes ir akcentavom strategijos pristatymo metu, kad mes, tai aišku, komunikuojam savo kolegoms, bet mums labiausiai reikia komunikuoti tiem, kurie orientavimąsi sporto nežino ir nepažįsta. Kaip ir, prasme, pritraukti naujų klientų, jeigu taip verslo kalba kalbant, ne, tai aš labai džiaugiuosi, kad jo mūsų ir tas naujasis stilius, kuris yra turbūt priimtinesnis jau, nu, toksai gal šviežesnis, ne, gal labiau suprantamesnis jaunimui, netoks konservatyvus, dėl to jis toks ir buvo darytas, su akcentu į socialinius tinklus, su akcentu iš tikrųjų, kas matėte internete, kas peržiūrėjo prekės ženklo vadovą ar brandbooką, kaip vadinasi angliškai, ne, tai matėte, kad ten yra labai daug akcentų būtent į tuos socialinę mediją. Mes iš tikrųjų skelbti apie save tuos gerus dalykus, rodom ir skelbti taip suprantamai, tai vat ką Vilius ir akcentavo, mūsų atviros treniruotės, o ne masinės varžybos, nes patirtis parodė, kad masinės nelabai, ne taip suprantamos, kaip mes suprantam ir panašiai ir panašiai. Ir tos varžybos irgi, kurios ir šiemet vyksta Vilniui, pačiam miesto centre ir kurios vyks sekančiais metais, nu, jos yra pagrindiniai įrankiai, kur mes galim sudominti visuomenį ir tikrai atskleisti mūsų sporto žavesį, ne? Nes atrodo, kaip mes ir Nord grupės susitikimuose kalbėjom, visiems yra ta pati problema. Mes visi kovojam su tiktokais, mes visi kovojam su jaunimo, kaip čia tais, dėmesio kitais paėmėjais. Ir šitoje vietoje mes turim būti ne mažiau, gal net ir labiau smart negu tie visi modernus dalykai, ne, kurie labai sparčiai tobulėja. Tai aš žinau, kad čia yra labai labai svarbu ir aš labai džiaugiuosi, kad ten ir dabar Vilius labai užsiemęs, bet mums dar šitoje vietoje, Viliau, ką nepaminėjai, nu mes ieškom žmogaus ir mes tikiuosi, kad turėsime dar pusę etato, kuris pradės kuruoti ir šitą sritį, ne, žmogus, kuris bus atsakingas už mūsų marketingą ir už mūsų reklamą, nes čia yra labai labai didelis darbas. Jūsų žodis. Tvarumą, tai ketvirta mūsų kryptis, tai yra 3 programos, kurias turime, tai finansinio tvarumo programa, tai iš principo mūsų vienas iš tikslų, nes norime būti nebe tiek priklausomi nuo valstybės, nes duotuoju metu būdavo 75% valstybinio finansavimo, 25% kito finansavimo, tai 10 metų perspektyvoje norime turėti 50/50, tas mūsų pagrindinis tikslas įsikeltas. Tai vienas iš uždavinių bendruomenės finansavimo modelis, tai ką jūs ir mes patys sumokame, tai los kalendorius mokestis, licenzijos ar kitas finansavimas, finansinių partnerių plėtra, ką minėjau, sukuriant verčių modelį, bei geresnis valstybės ir savivaldybės, bet ne tiek tiesioginis, bet projektinis finansavimas bei efektyvesnis tų pinigų išnaudojimas. Kaip minėjau, šiais metais patys nerašėme 24 metais jokio projekto, bet padėsime įgyvendinti kitus projektus, ką vykdo mūsų nariai, nes kartais nariai užstringa ir jiem reikia geresnės pagalbos, jie turi finansinį resursą ir turi tą projektą pasirašę, bet reikia pagalbos iš federacijos, tai tą bandome užpildyti vietą. Toliau labai svarbu ir dėja liūdna šiek tiek pastaruoju metu tas įsitraukimas bendruomenės į federacijos ne kiek veiklą, bet į komitetus yra apstojęs, tai norime pagyvinti šią vietą, tai yra lyderystės, geros valdysenos ir savanorystės programa. Tai kaip ir minėjau ir šiandien pristatysime LOS struktūros peržiūrą. Taip pat norime labiau įtraukti jaunimą į įvairias LOS veiklas, tai pradžiai ir į tą patį būsimą
sporto plėtros ir jaunimo komitetą, taip pat platesnį bendruomenės ratą norime įtraukti į los veiklas, tai vėl turėtų atsirasti, jau čia aš bėgu į kitą temą, trenerių komitetas, nes jie yra labai svarbi mūsų bendruomenės dalis. Čia labiausiai prezidento gerbiamo Jurgio yra noras savanorystės skatinimo programą turėti, tai aš tikiu, kad per 25 metus ją galėtumėm turėti, nu, kad skatinti žmonės prisidėti savanoriškais tikslais prie šitų bendrų veiklų. O jau kas liečia gerą valdyseną, tai viešas ir skaidrus los valdymas. Tikiuosi, kad tą darome, tikrai stengiamės komunikuoti visus sprendimus. Jeigu palygintumėt su kitomis sporto federacijomis ar organizacijomis, tai mūsų kiekvienas posėdis yra fiksuojamas, pranešimai dedami, siunčiami jums elektroniniais laiškais, tai tikrai viską galite rasti internetinėje svetainėje. 24 metais už tai gavom net ir apdovanojimą ir tikrai iš to vietoj bandom daryti ir tikrai darysim ateityje, tikiuosi, dar geriau. Ir kas dar labai mums svarbu, tai glaudesnė partnerystė su valstybinės institucijomis. Tai čia mes turim nusistatę valstybinę miškų urėdiją, saugomas teritorijas, kur mums iškyla problemų ir jum kaip nariam iškyla problemų, kad mes turėtumėm gerą ryšį ir kontaktą, kad galėtumėm pagelbėti lygiai taip pat nacionalinė sporto agentūra, švietimo mokslo sporto ministerija, įvardinčiau Lietuvos tautinio olimpinį komitetą, bet tai nėra valstybinė institucija ir šiuo metu mūsų santykiai nėra patys geriausi. Tai klimato ir aplinkosaugos programa, tai čia tas tvarumas man asmeniškai dažniausiai būtent tai ir siejasi, bet iš principo pas mus yra platesnė sritis. Tai kas liečia būtent gamtą, tai tikslas yra skatinti dalyvius vykti į renginius kooperuojantis. Jau praėjusiais metais taikėm praktiką parkavimo mokestyje ir taip toliau panašiai. Tai skatinsime narius tą daryti ir ateityje. Norime nuo 25 metų, kol kas nei viena federacija nerengia tvarumo ataskaitų, tai norime galbūt pirmieji, jeigu mūsų nieks neaplenks, ir jas daryti, bet čia ruošiamės dabar skaičiavimo modelius ir taip toliau panašiai. Norime varžybų rengėjams paruošti rekomendacijas bei organizuoti mokymus, aišku, dėl varžybų rengimo, kokias priemonės naudoti, kaip naudoti, kad tiek būtų gamtai saugu ir tiek, kad patys organizatoriai taupytų kaštus, kad panaudoti gal kažką to pačio, gal kažko perteklinis naudojimas, taip toliau panašiai. Ir kaip minėjau, turime su Gamtos ateitim asociacija tą šiukšlių rūšiavimo projektą, kuris turėtų apimti tiek moksleivius, tiek suaugusius ir kitas mūsų bendruomenės grupės. Jurgi? Tai tvarumas jau mūsų pagrindinė programa, kuri turbūt tokia nesportinė, bet mūsų federacija labai svarbi. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pirmus žingsnius žengėme, nors matot, jie ilgai užtrunka, nes kol priimam įsigalioti kitais finansiniais metais, tai jau šiemet bus nauja tvarka tiek licenzijų, tiek varžybų dalyvių. Ir ačiū čia ir Viliui, ir ačiū DB sportas kolektyvui, kurie ten pasistengė ir padarė reikiamus pakeitimus. Žiūrėsim, kaip mums gausis, ne? Bet kaip Vilius sakė, mes kaip ir lėktuve, kaip sako, pirmą užsidėk pats, reiškia, deguonies kaukę, paskui dėk ten kitiems šalia savęs sėdinčiam. Tai jeigu mes savo federacijai neturėsime tos deguonies kaukės, neturėsim tų pinigų, tai bet kokie mūsų norai ir viskas tai kaip liks gerais ketinimais. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų finansai bus tvaresni. Aišku, dėka gerų sportininkų pasiekimų pernai metais, tai puikių, kaip Vilius sakė, istorinių sportininkų pasiekimų pernais metais. Mūsų šiemetinis finansavimas yra geresnis negu buvo pernai, ne? Bet tas geresnis tai yra nedidelis kiekis, ne, tų pinigų, kurių mums tikrai labai daug reikia. Tai aš manau, kad tai yra pirmas žingsnis, tai yra labai svarbu. Ir ką Vilius akcentavo, antras yra žmogiški resursai. Ne, kad turint pinigų tai yra gerai, galim pasamdyti gal vieną kitą papildomą darbuotoją, bet jeigu mes visi neskirsim kažkiek savo laisvo laiko mūsų bendram reikalui, tai tas bendras reikalas po biškį užges. Tai mano noras, žinau, kad yra klubų, kurie labai sėkmingai vykdo pas save savanorystės programas. Mano noras iš tikrųjų per šios metus išdirbti ir nuo kitų metų paleisti bendrą visos federacijos savanorystės programą, ne? Nes aš manau, kad tai yra puikia vieta tiek savo gebėjimam parodyti, tiek turėti kažkokią
vėlgi, nu, tam tikrą, kaip čia, smėlio dėžę, playgroundą, kaip angliškai vadinasi, ne, kur iš tikrųjų galima atsiskleisti ir ne tai, kad puikiai praleis laiką, bet ir įgyti labai daug vertingos patirties, ne, ir tuo pačiu prisidėti prie mūsų puoselėjimo viso sporto. Tai aš manau, kad mum reikia daugiau žmonių, ne, reikia daugiau darančių žmonių, ne tų, kurie tik tai žiūri, o tų ir patarinėja, bet tų, kurie ateina ir patys padaro, galbūt po nedaug, ne? Bet kai daug žmonių padaro po nedaug, tai rezultatas didžiulis. Tai čia manau, kad du pagrindiniai dalykai. Taip, klimato ir aplinkosaugos programa, tai aš manau, kad jau čia mūsų eksperimentas su automobiliais. Justinai, mes dviese kalbam. Aš užmotinau jį. Užputinai gerai. Tai čia yra toks ilgas kelias, ne? Matom, kas dedasi pasaulyje, ne? Bet aš manau, kad vis tiek mes turim jo eiti. Mūsų sportas yra žalias sportas ir tai, aš manau, yra labai svarbi jo konkurencinis pranašumas svarbus. Tai mes tiek pas save, tiek manau, kad mūsų Nord grupės irgi tos visos mastu bandom ir idėjas naujas ir žiūrėti, kam kaip sekasi. Tai čia tokie mažesni, bet ilgi žingsniai, bet kai aš minėjau, kad lyderystė ir finansai yra mano požiūrio du labai labai svarbus. Ačiū Dievui su organizacinė, mes tikrai pritariu Viliui, turim fantastiką, aš manau, kad tiek visi dokumentacija, tiek viskas veikia puikiai. Aišku, reikia stengtis, kad tie dalykai nepradingtų, ne, su vienu ar kitu žmogum. Tai čia irgi kitas labai svarbi užduotis. Tai aš manau, kad tvarume mes pajudėjome per praeitus metus ir turėtume tą pagreitį neprarasti. Klausimų, kas liečia šitas kryptis? Matau. Kaip minėjau, sekantis klausimas, los struktūros pokyčių pristatymas. Čia šiek tiek persipins. Tai dabartinė struktūra, ilgai gal nepristatinėsiu, tai turim pagrindinį organą los narių visuotinį susirinkimą, turim nepriklausomą revizijų ir etikos komisiją, tada turim prezidentą, kuris oficialiai yra federacijos vadovas, prezidiumas susideda iš 5 narių, prezidentas, generalinis sekretorius, 3 viceprezidentai. Duotuoju momentu, kaip minėjau, vieno kaip ir neturim, kaip ir žmogiškojo pačio žmogaus. Tada turime, čia 24 metais turėjome vieną dirbantį asmenį, vykdantį direktorių, turėjome tada komitetus, plėtros komitetą, veteranų komitetą, rinktinių komitetą, OSTK komitetą, techninį komitetą bei IT komitetą. Rinktinių komitetas turėjo ir turi OSKD rinktinių vadovį ir OSBT moksleivių rinktinių vadovį. Tai duotuoju momentu tokia struktūra buvo iki 24 metų, pagrinde savanoriška veikla, tai vykdantysis direktorius darbo santykiai ir, matau, čia Nord grupiai pristatyti skaidrė buvo OSKD rinktinių vadovai ir OSBT moksleivių rinktinių vadovas, tai sportinės veiklos sutartimi dirbantis asmenys. Kitų šalių patirtis, tai čia smarkiai nepristatinėsiu, galite matyti, ką turi kitos federacijos, kokius komitetus. Faktas, kad kitose federacijose yra smarkiai daugiau dirbančiųjų pačioj federacijoje, tai kurias pozicijas pasidengia būtent dirbantis asmenys. Čia, kadangi turime 4 jau jums žinomas ir išvardintas anksčiau kryptis - masiškumas, meistriškumas, žinomumas ir tvarumas. Dėl to norime kiekvienoje iš jų šiokių tokių pakeitimų. Tai kodėl reikia atnaujinti los struktūrą, tai vienas pagrindinių elementų pasiekti strategiškai išsikeltus tikslus, tai masiškume bei meistriškume yra jau anksčiau vardinti treneriai. Tai be trenerių mes nepajudėsime. Niekur šiuo metu yra per mažas mūsų būtent orientavimo sporto trenerių įtraukimas į orientavimo sporto vystymą bei planavimą. Prieš kokius, bijau pameluoti, 5-6 metus buvo panaikintas, mano iniciatyva buvo panaikintas trenerių komitetas, tai
negėda niekada pripažinti klaidas, geriau jas pripažinti ir pataisyti, negu sakyti, kad tų klaidų nebuvo, tai reikia atkurti tą dalyką, tiek, kad planas yra, kad jie būtų susikoncentravę šiek tiek į kitą veikimą, negu buvo tada. Taip pat yra šiuo metu per mažas jaunimo įtraukimas į LOS organizaciją. Tikslas mūsų yra padaryti patrauklesnį sportą daugelį žmonių, todėl norime reorganizuoti sporto plėtros komitetą, nes jie per praėjusius 4 metus, nu, praktiškai vieną kartą buvo susirinkę ir priėmė kokį nors vieną sprendimą. Bet tikrai pats neveikniausias komitetas iš mūsų visų komitetų, ką mes turime, o jis vienas svarbiausių, norint vystyti orientavimus į sportą plačiaja prasme. Kas liečia meistriškumo sritį, tai norime turėti didesnį dėmesį rezultatų siekimui bei darbui su aukšto meistriškumo programa ir taip pat, kadangi organizuosime 2 tuos tarptautinius renginius, tai tikrai tenais reikia didelio laiko resursų. Kas liečia žinomumo srityje, tai komunikacijos strategijos nebuvimas bei vangi išorinė komunikacija bei aiškaus strateginio tikslo veda mus į niekur. Tai ribotas žmogiškuosis resursas esantis dabar nesuteikia galimybę efektyviai komunikuoti apie mūsų sportą plačiai visuomeniai. Kas liečia tvarumą, tai mūsų arena, mūsų pati aplinka, privalome atrasti įvairiausių būdų, kaip saugoti bei tausoti tai, kas mums yra svarbu. Tai iš principo pristaikant prie bet kokių, prisitaikant prie aplinkos, reikia tobulinti silpnas vietas ir ieškoti naujų sprendimų. Tai dėl to mums būtina atnaujinti šitą struktūrą. Ką norim atnaujinti? Tai viceprezidentai aiškiai turės savo sritis, ką kuruos, tai masiškumas, meistriškumas, žinomumas, tvarumas. Tai už tvarumą atsakinga bus Dovilė Tamoševičienė, už žinomumą Gabrielė Andrašiūnienė, už masiškumą Rimantas Serva ir už meistriškumą ieškome duotuoju metu naujo viceprezidento. Taip pat norime pakeisti komitetų šiek tiek struktūrą, tai sporto plėtros komitetą norime pakeisti į sporto plėtros ir jaunimo komitetą, kaip ir minėjau, siekiant įtraukti labiau jaunus žmonės ir norime sukurti trenerių komitetą, atkurti galima gal sakyti, siekiant labiau įtraukti orientavimo sporto trenerius į sporto vystymą bei planavimą. Trumpo laiko užduotim norime sukurti komunikacijos darbo grupę, siekiant parengti LOS komunikacijos strategiją bei atrinkti tinkamą komunikacijos bei projektų vadovą, bei norime sukurti tvarumo darbo grupę, siekiant pasiruošti LOS tvarumo strategiją bei išgryninti veiksmus būtinus, jog orientavimas sportas būtų efektyvus. Tai 2 darbo grupės, kurios veiktų trumpą periodą konkretiem tikslam įgyvendinti. Žmogiškieji ištekliai pareigybės, tai kaip ir minėjau, iki 24 metų dirbo vienas žmogus vykdantysis direktorius, jau 25 metų pradžioje pradėjo dirbti sporto direktorius, tiksliau sporto direktorė Ramūnė Arlauskienė. Tai ši pareigybė sukurta siekiant efektyvios aukšto meistriškumo programos įgyvendinimo. Kaip ir minėjau, tikslas yra rezultatų siekimas, tai yra pilno etato darbas ir ieškosime komunikacijos ir projektų vadovo, siekiant žinomumo tikslų numatytų strategijoje. Mums, kaip ir minėjome anksčiau, reikalinga stiprinti išorinę komunikaciją, norint atliepti šių dienų auditorijai. Bet tai nebus pilno etato darbas, tai bus dalinio užimtumo darbas. Tai kas liečia struktūriškai, tai atrodytų taip. Revizijų etikos komisija nesikeičia, visuotinis narių susirinkimas, prezidentas, kuris vadovauja prezidiumo darbui, viceprezidentai ir generalinis sekretorius atsakingi už tam tikras sritis, tada vykdantysis direktorius, kuris atsakingas plačiaja prasme už federacijos veiklą, tada dar 2 dirbantis asmenys, tai yra sporto direktorius ir komunikacijos ir projektų vadovas, sporto direktorius atsakingas už aukšto meistriškumo programą ir tiesiogiai rinktinių komitetas, techninis komitetas ir OS takais komitetas. Kas liečia masiškumo programoje, taip pat jisai aktyviai bendradarbiauja su trenerių komitetu, kuris turėtų prisidėti ir būtent prie norimos to trenerių pritraukimo programos. Tai
Taip pat norime įteisinti kasmetinį trenerių susirinkimą. Mes jį turime su orientavimo sporto treneriais kiekvienais metais. Tai būtent tas trenerių susirinkimas ir nuspręstų, kurie žmonės yra deleguojami tiek į rinktinių komitetą, tiek į trenerių komitetą. Tai jeigu matot, kvadratiniai vykdo veiklą, o apvalūs formuoja veiklos kryptis. Tai vadinasi, formuoja politiką tie, kurie yra apvalūs, o tie, kurie yra kvadratiniai, vykdo veiklą. Tik vykdantysis direktorius čia dar nepakeistas, matau, tai jisai irgi turėtų būti pakeistas, nes būtent tie trys žmonės realiai vykdyti turėtų federacijos veiklą, o kiti turėtų padėti formuojant norimas veiklos kryptis. Čia yra aprašyta būtent atsakomybės, ką jie turėtų daryti, tie komitetai, kiek narių galvojama, kad būtų ir taip toliau panašiai. Tikrai galvoju, kad neskaitysiu dabar visko, nes užtruks ganėtinai ilgai, tai pasidalinsime skaidrėmis, galėsite paskaityti, susipažinti ir jeigu bus noras ar poreikis, tai galėsite užduoti klausimus. Tai šituose vietose, tai kaip minėjau, vienas komitetas naujas, trenerių komitetas, o jaunimo ir sporto plėtros yra reorganizuojamas, tai yra noras įtraukti daugiau jaunimo. Ir kiekvienas komitetas turi savo kryptis, kuriuose veikia federacijos strategijos kryptis. Faktas, kad kartais gali tekti ir kitose srityse veikti tiem komitetam. Kas liečia, atsiprašau, ne į tą pusę, kaip ir minėjau, dvi naujos darbo grupės. Viena tvarumui, kita žinomumui, tai jos trumpalaikiam tikslam ir turime komisiją revizijų ir etikos, jinai suformuota, tai jinai atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui, tai jos veikla lieka toliau, niekas nepakitė, daro savo darbą. Ir žmogiškieji ištekliai, pareigybės, jau minėtas sporto direktorius, komunikacijos ir projektų vadovas bei vykdantysis direktorius, tai noras per 25 metus iš vieno žmogaus federacijos virsti 2,5 žmogaus federacija, tai tikimės, kad tą pavyks įgyvendinti. Sporto direktorius atsakingas už LOS aukšto meistriškumo programą, komunikacijos ir projekto vadovas būtų atsakingas už LOS komunikacijos įgyvendinimą, o vykdantysis direktorius atsakingas už LOS kasdienę veiklą visose srityse. Tai čia išvardintos visos svarbiausios funkcijos, tai jeigu tenais būtų norų, klausimų, tai galima diskutuoti, kaip ir minėjau, pasidalinsime, bet jeigu dabar skaitysiu, tai prasmės ne visai bus daug. Klausimų dėl struktūros? Tada po trupučiuką mes einam link. Jurgijus, ką pridėti dar gal? Jo, aš noriu, kadangi mes turim strategiją ir tą strategiją priėmėmės, kaip vienas yra pasitvirtinti, kur norime eiti, o kitas turėti priemonės ir išteklius, tai natūralu, kad ir mūsų struktūra turi atspindėti tą mūsų strategiją ir federacijos ateities veiklą. Tai čia yra, nesinori gal iš karto visko kirsti ir keisti, mūsų toksai požiūris gal, kad po keisti. Svarbiau, kad būtų dirbanti, negu teisingai pavadinta, Tai aš, ką mes darom šiuo žingsniu, tai aš savo vėl pasikartosiu, labai džiaugiuosi, kad atsiranda dirbančių. Tai yra žmonės, kurie skiria visą savo laiką, ne tik tai laisvalaikį, bet ir darbo laiką federacijai. Tai aš manau, kad tai duos rezultatus. Tai aišku, turbūt ilgesniai perspektyvai būtų gerai kiekvienai strateginiai krypčiai turėti po dirbantį žmogų, kurio kasdienis rūpestis būtų judėti su tais projektais, bet dabar, kai ir matot pagal šitą struktūrą, tai vykdantysis direktorius jis natūraliai kuruos ir tas sritis, kuriom tiesiogiai nėra priskirta dirbančių žmonių. O antras, tai ką mes ir kalbėjom tvarumo srity, viskas yra ant savanorystės, tai yra labai gerai veikiančių komitetų. Yra komitetų, kurie visiškai neveikia, Tai su savanoriškais darbais taip yra, žmonės arba, kaip sakyt, nelaikosi, bet kaip sakyt, ką pasižada, tą ir bando padaryti, kiti savo pažadus gal žiūri lengvabūdiškiau, Tai aišku, norėtųsi, kad būtų daugiau tokių, kuriem ne tik tai, kad jau Vilius įkalbėjo, tiek to būsiu, bet ir kažkaip degtų viduje noras kažką pakeisti ir padaryti, o aš manau, kad dabar situacija yra jau labai smagi.
Iš tikrųjų daug yra veiklos, yra, manau, labai aktyvus ir prezidiumas, ir pats Vilius. Ir manau, kad Ramūnės yra puikus papildymas mūsų administracijos. Tai aš įsivaizduoju, kad būtų gerai, kad ir komitetai susikomplektuotų gal su mažiau žmonių, bet tai tie, kurie dirba ir tie, kurie padeda. Nes būtent komitetų užduotis yra patariamoji iš profesinės pusės, galbūt iš tam tikrų sporto sričių, tam, kad mūsų tiem samdomiem žmonėm būtų lengviau ir greičiau atlikti darbus. Ne? Tai aš tai manyčiau, kad šita struktūra jau atliepia dabar geriau mūsų situaciją, bet be abejo, niekas akmeniniai ištašytas, manau, kad sekančiais metais vėl pabiškėje tobulinsime, pamatysim, kaip veikia ar neveikia. Ačiū. Kitas klausimas ateinančių metų 25 los veiklos planas bei biudžetas, labiau biudžetas iš principo. Užsikrausiu. Taip, tai kaip ir Jurgis minėjo, dėka labai gerų rezultatų sportininkų ir kitų mūsų vykdomų veiklų finansavimas aukšto meistriškumo iš nacionalinės sporto agentūros prie švietimo mokslo sporto ministerijos paaugo bemaž šiek tiek daugiau negu 40 tūkstančių, tai šiais metais gavome 197 tūkstančius, kas liečia finansavimą, tai esam parašę projektą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, orientavimas sportas tavo mokykloje. Projektų finansavimas paaiškės kovo pabaigoje. Taip pat turime gauti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto dotaciją. Penktadienį generalinėje asamblėje buvo priimtas sprendimas, jog neolimpinėms sporto šakoms bus 20 tūkstančių skiriama. Mes nepatekom tarptų nenaudėlių, kurios išbraukė iš finansavimo sąrašo. Tai likome, turime gauti šios pinigus. Kas liečia pačią mūsų veiklą, tai yra LOS narių licenzijų mokesčiai. Tai bemaž dvigubai turėtų paaugti 25 metais, nes praėjusiu metu visuotiniam narių susirinkime buvo priimtas sprendimas padidinti LOS licenzijų mokesčius. Tai jau nuo 25 metų sausio 1 dienos jūs visi mokate didesnius mokesčius. Man tikrai smagu, jog šiai dienai dar tik tais kovo pradžia, bet yra licenzijų jau nupirkta tik tai 100 keliom mažiau negu pernai buvo nupirkta per visus metus. Tai tikrai ta mūsų diferencijavimas starto mokesčio turėjo įtakos. Kaip matote, kitas ženklus padidėjimas LOS kalendorius mokestis, tai anksčiau surinkdavome apie 8 tūkstančius, o ateinančiais šiais būtent 25 metais planas yra surinkti netgi 27 550. Tiesa, iš šitos sumos 20% iš karto sumokame UABDB topui, nes už tą registracijos mokestį vadinamą, bet vis tiek dar ženkli suma lieka federacijos veiklom finansuoti. Komercinė ūkinė veikla tai 19 tūkstančių, tai čia įeina įvairi mūsų veikla, tiek įrangos nuoma, tiek įvairūs mokesčiai, jeigu organizuojame stovyklą, jeigu organizuojame kažkokį renginį, dar, ta prasme, įvairi mūsų veikla, ką mes galime padaryti. Aš manau, kad čia turime potencialą ir galėtumėm, kaip minėjau, daugiau pinigų šitoje vietoje dar surinkti. Taip pat turime klubų, sporto mokyklų asmenų aukšto meistriškumo programos mokesčius, tai čia kuomet keliauja sportininkai į stovyklas arba čempionatus ir reikia papildomai susimokėti, tai būtent tokią pinigų sumą ateinančiais metais turėtų susimokėti. Pagrindė tai šitie mokesčiai renkami iš moksleivių bėgte rinktinių narių. Tai jie suneša didžiąją pinigų dalį. Toliau parama rėmėjai, tai suma graži, bet iš tikrųjų didžioji dalis pinigų gula ant Europos čempionato, bet kadangi eilutė tokia, tai ją reikia parodyti čia. 25 tūkstančiai iš tų 40 tūkstančių bus skirti tikslingai Europos čempionatui kalnų dviračiais. Tai lieka 15 tūkstančių rėmėjų pinigų. Faktas, kad turėtumėm padirbti labiau ir jų surinkti daugiau, bet čia yra tokia realybė, nes būdavo metų, kuomet prisiplanuodavom, bet po to nesurinkdavom ir tada vis tiek minusinis tas biudžetas. Tai čia realūs skaičiai, ką realu surinkti.
jau šiai dienai esame surinkę 7 tūkstančius eurų, tai tikiuosi, kad surinksime dar tą kitą pusę per ateinantį laikotarpį. Kaip ir minėjau, 25 metais organizuojame Europos dviračių čempionatą. Federacija organizuoja, anksčiau dar būdavo, kad organizuodavom tabo renginiai, bet dabar visi mokėjimai, visi finansiniai atsiskaitimai vyks per federaciją, todėl čia yra būtent pajamos iš dalyvių mokesčių, ką mokės dalyviai dalyvaudami šitame čempionate. Tai pajamų planuojama, kad turėsime 415 tūkstančių ateinančiais metais. Kas liečia išlaidas, tai yra aukšto meistriškumo programos išlaidos, yra sporto plėtros išlaidos, yra administracijos išlaidos, kita išlaidos. Iš principo dar ten kitokiais pjūviais šiek tiek turiu pas save, bet čia praėjusiais metais turėjome tokį pasiskirstimą pasikeitusi šiek tiek nuo 23 metų, bandome tęsti 25 metais, pažiūrėsime, galbūt reikės šito vietoj patobulinti. Tai kas liečia nacionalinius varžybos, tai planas yra joms skirti 46 tūkstančius, bet čia yra su raudonu šauktuku, tai realiai kalbėkim pradžiai apie 26 tūkstančius, tai varžybų patarėjai 1,5 tūkstančio, dotacija, ką turime, orientavimo sporto kalnų dviračiais, orientavimo sporto slidėmis bei jos takais 2,5 tūkstančio, tada viešinimą, tai yra foto, video nacionalinių čempionatų yra 5 tūkstančiai per metus, ką apmoka federacija, apdovanojimai, medaliai, kitokie apdovanojimai 7 tūkstančiai, aptarnavimas 10 tūkstančių. Aptarnavimas, kaip minėjau, tai turime sumokėti DB sportui už registracijų mokestį, taip pat mokame Sportrek GPS sistemai. Planas, kad šiek tiek atnaujinti LOSF ir tam skirti lėšų, tai ta bendra suma gaunasi 10 tūkstančių eurų. Kita, kas matote, tai 25 metais turime planą pakeisti federacijos transportą. Duotuoju momentu federacijos inventoriui visi jūs naudojate, kuomet vykdote LOSF organizuojamas varžybas priekabą, bet turime problemą, kad į priekabą inventorius nebetelpa ir ne visada yra patogu ją vežioti, nes ne visi turi automobilių su kabliais. Yra noras turėti krovininį mikroautobusą. Dar čia kitas toksai labiau gal noras, nes man asmeniškai tą priekabą kiekvieną kartą prieš nacionalinį čempionatą ir penktadienį reikia pakrauti, pirmadienį iškrauti, penktadienį pakrauti, pirmadienį iškrauti. Jeigu aš neturėčiau automobilio su kabliu, tai iš principo rankomis aš jau jos nenusitemčiau iki garažo. Tai noras turėti mikroautobusą, kuriamis netgi būtų ir laikomas tas inventorius, tada niekas nieko nepamirštų įdėti, nes tas inventorius būtų tenais vietoje ir taip toliau panašiai. Tai kol kas laukiame pasiūlymų, buvome dar federacijoje iš pat pradžių prezidiume neapsisprendę, kokio tipo, tiksliau pradžia dar buvo, kad apie elektrinį automobilį kalba, bet jau atsisakyta. Klausimas ar naujas, ar šiek tiek dėvėtas, tai ieškome variantų, diskutuojam, sprendžiam, leasingas, ne leasingas, iš karto sumokėti, ne iš karto sumokėti, tai čia tas kita yra šita pinigų suma. Faktas, prie kita dar būna priekabos draudimas būdavo, lygiai taip pat būdavo nuoma ir yra dar nuoma, nes nuomojame sandėlį. Tai jeigu vis dėlto liktumėm, kad mikroautobusą nenusipirktumėm, tai atsirastų šiek tiek kita pinigų suma, bet tai sumokame per metus 150 eurų, atsiprašau, per mėnesį 150 eurų už garažo nuomą, už parkavimo vietos nuomą, lygiai taip pat atnaujiname tam tikrą inventorių, nes vieni kitų ne visada gerbiam, sulaužom, kažką naujo nusiperkam, taip toliau panašiai. Kas liečia pasirengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose, tai turim formulę, priimtas sprendimas, jog šiais metais tarp rinktinių skirstysim 110 tūkstančių eurų. Toks sprendimas priimtas dėl to, kad atskirai yra sportininkų skatinimas, atskirai yra nacionalinių rinktinių apranga, atskirai yra seminarai, mokymai, kas liečia ten dopingo jau buvo organizuojami, atskirai yra sporto direktoriaus atlygis, atskirai yra medicininis aptarnavimas. Anksčiau šitos visos lėšos
irgi disciplinos tarpusavį turėtų skirstyti. Tai 110 tūkstančių skirstoma, tai iš jų 20 tūkstančių tenka Uzbekte rinktiniai pagal turimą formulę mūsų, kurią esam pasitvirtinę prieš 5 metus, moksleiviams atitenka 26 121, o SKD 48 155, o SSE 10 905 ir OSTK beveik 5 tūkstančiai. O toliau, kaip ir minėjau, turim sportininkų skatinimą, tai čia yra už 24 metus, premijos jau yra išmokėtos, išskyrus nėra išmokėta ir Mantija Leliūnaitė, nes neturi banko sąskaitos, tai jeigu mokėtumėm tėvam, tuomet apsimokestintų, tai sprendžiamas klausimas ir dabar keisim tą premijavimo tvarką dėl to, kad duotuoju momentu neparašyta, kad ne tais metais mokame. Mums žymiai geriau mokėti kitais metais, negu sportininkas iškovoja rezultatą, dėl to, kad mes negalim planuotis, kiek pinigų mums reikės, o jau kuomet žinome, tada galime planuotis biudžetą. Nacionalinių rinktinių apranga, tai bus atnaujinamos OSKD rinktinės aprangos ir OSBT moksleivių rinktinės aprangos, seminarai, mokymai, kaip minėjau, antidopingo mokymai buvo organizuoti, dar bus kartu organizuoti, nes reikalinga dabar sertifikatai, taip pat žemėlapininkų mokymai bus organizuojami bei kiti mokymai. Jaunojo orientacijos stipendija, tai čia eina pinigai iš paramos, rėmėjų lėšų, tai būtent per mūsų federacijos galą vakarą buvo rinkti pinigai, surinkta 9 000 eurų ir jie bus skirti jaunojo orientacijos stipendijams. Šiandien kaip tik yra deadline'as, dar liko 4 valandos, kas nori gali atsiųsti, nes pastoviai plaukia, aš duotuoju momentu jau turim gavę 28 paraiškas, dar kai kurių trūksta dokumentų, bet vis tiek jau kaip ir nemažai. Sporto direktoriaus atlygis, sporto direktorius dirba federacijoje pagal darbo sutartį, darbo santykiais ir turime, kaip ir minėjau, sritį medicininis aptarnavimas, tai tikrai norime skirti daugiau dėmesio bei lėšų šiai sričiai. Tikslus modelis bus dar pristatytas, diskutuojam, sprendžiam. Kas liečia sporto plėtrą, tai čia, kaip minėjau, pinigai nėra dideli, bet mūsų nariai 25 metais turi didelius projektus, prie kurių įgyvendinimo reikia prisidėti ir juos reikia padaryti efektyviai, tai galime tikrai pasiekti plačią auditoriją, prisidedami prie tų narių projektų, tai dėl to tų lėšų nėra taip numatyta tiek daug. Tai kas liečia OS mokykloje, kaip minėjau, yra platforma kuriama, modelį rengsim ir judėsim į mokyklas, keliausim po mokyklas. Kas liečia Vilniaus projektą, tai kadangi nėra žinomos pajamos, tai nėra žinomos ir išlaidos. Organizuosim Los vasaros stovyklą, nuo praeitų metų jinai tapo mokama, kadangi treneriai sakė, ten turėdom su vandeniu rūpestį, sakė, kad mes susimokėsim už vandenį, tai todėl čia ir pajamos, išlaidos yra tokios didesnės tos stovyklos, bet to turime nupirkti, anksčiau žemėlapius gaudavom praktiškai nemokamai, bet šiais metais iš Gedimino Trimako turime jiems sumokėti daugiau negu 1000 eurų žemėlapius, bet to reikės dar šiek tiek transporto. Pasaulinio orientavimosi savaitė, tai 5 didžiuosiuose miestuose organizuosim po 2 renginius, tai kiekvienam miestui grubiai po 500 eurų numatyta. Stacionarių orientavimo sportų plėtra, kaip minėjau, nariai mūsų vykdo projektą, Falko, tai iš vis turime per artimiausius metus rengti 25 trasas po 5 didžiuosiuose miestuose, tai mes neženklę pinigų sumą iš federacijos tik prisidėsim, kad tai vyktų efektyviau šiek tiek. Kas liečia administracijos išlaidas, tai darbo užmokestis su mokesčiais, vykdantysis direktorius ir ieškomas komunikacijos specialistas, jis šiuo metu dar kol kas neieškomas, bet ateitie bus ieškomas. Tai vykdančio direktoriaus darbo užmokestis 25 metais lieka toks pat, čia tik tais prisideda prie komunikacijos specialistas, buhalterija ir auditas. Tai turim buhalterinį įmonę, kuri tvarko buhalteriją, auditas jau yra atliktas nepriklausomas, ryšiai, kaip ir minėjau, atnaujinam internetinį puslapį, tai patalpų nuoma nuo 25 metų sausio 1 atsisakėme, todėl čia taupysime šitoje eilutėje, dėl to galime kitur skirti pinigus, komandiruotės transporto išlaidos, tai tiek buvome su Jurgiu Nord grupės mitingė, tiek su Egidijum Kukeniu buvome JOF mitingė dėl Europos čempionato organizavimo, tai taip pat vėl Liepos mėnesį reikės važiuoti į Nord grupės mitingą Suomijoje, tai iš principo tų komandiruočių pasitaiko. Banko mokesčiai, kitos veiklos išlaidos, tai įvairūs priėmimai ir
ir taip toliau panašiai. Nario mokesčiai esame nariai 3 organizacijų, 4, jeigu su Lietuvos tautinio olimpiniu komitetu, bet Lietuvos tautinio olimpinis komitetas neturi nario mokesčio, tai Tarptautinio orientavimo federacija nario mokestis yra 2770 eurų, Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir sportas visiems asociacija. Tai toliau ankstesnių įsipareigojimų įvykdymas, tai praėjusius metus baigėm su 6214 eurų skola, tai į kurią reiktų pasidengti, nenumatytų išlaidų nesam numatę. Europos čempionato organizavimus, kaip minėjau, pajamos iš dalyvio mokesčių bus 60 000 plus pagrindinio rėmėjo Apre Sport 25 000, tai iš viso 85 000, tiek ir numatę esam išleisti šiam renginiui. Matote raudonai, Europos čempionatas 26 metų, jau šiais metais turėsime atsiskaityti su žemėlapininkais pagal sutartis, nes žemėlapiai turi būti paruošti metai iki varžybų ir su jais reikės jau būti atsiskaičius. Faktas, kad tai yra kaip ir avansinis mokėjimas, bet mums juos iš kažkur iš sąskaitos reikės paimti. Kiti renginiai, tai yra po šią pinigų sumą slepiasi 2 gala renginiai, tai noras yra 25 metų galą nukelti nebe į 26-osius, o padaryti 25 metų pabaigoje. Tai matome, kad realiai turime 38 000 deficitą, jeigu žiūrėtumėm su tais 2 raudonais. Jeigu žiūrėtumėm be raudonų, tai turėtumėm 1500 pliusą biudžete. Tai, kaip čia pasakykim, einam su tokiu biudžetu, tikriausiai ieškosim, kas liečia Europos čempionato, tai faktas, kad finansavimas pas mus pradės plaukti tik tais 26 metais, jeigu kalbam apie valstybinį finansavimą, tai ieškosime galimybių pasiskolinti iš tų pinigų, sumokėti žemėlapininkam, o dėl šito kitą transporto pirkimo, tai ieškome alternatyvų, leasingas, neleasingas, parduoti priekabą, pajamas gauti, tai lygiai taip pat galvojame, kaip tą vietą išpildyti. Aš asmeniškai tikiuosi, kad iš tikrųjų mes uždirbsime ir iš Europos dviračių čempionato, bet to tenais turime savivaldybei pateikę paraišką, galimai gausime kažkiek pinigų, gal GO Vilnius prisidės, bet nesam nutarę, matot, kaip tą pelną pasidalintumėm. Tikėtina, jisai turėtų nukeliauti ir kalnų dviračių plėtra, ta prasme, tai būdavo masinių atvirų orientavimas treniruočių rengėjams pamokėjimas labiau Vilniuje, gal reikėtų galvoti apie kituose miestuose lygiai taip pat, bet čia nėra sprendimas priimtas, tai 25 metų biudžeto planas, projektas atrodo taip. Klausimų? Aš rankų nematau. O 26 metų Los Nario bei licenzijos mokestis. Jau didžioji dauguma tikriausiai matė šią informaciją, prezidiumo posėdžio siūlymas. Tai tik priminsiu, 25 metais Los Nario mokestis yra 50 eurų, tai yra juridinio vieneto, Los Nario stojimo mokestis yra 50 eurų. Los licenzijos mokestis, jeigu moksleiviui tai yra 5 eurai, suaugusiam Los Nario nariui 15 eurų, suaugusiam, kuris nėra Los Nario narys, 20 eurų ir seniorui vyresniam negu 65 metai yra 5 eurai. Prezidiumas savo susirinkime svarstė, galvojo ir siūlė, nes išgirdo ir iš veteranų tam tikrų indikacijų dėl licenzijos mokesčių ir kitų starto mokesčių dydžių. Tai siūlymas yra nuo 26 metų nekelti Los Nario mokesčio, tai palikti 50 eurų, bet pakelti Los Nario stojimo mokestį, nes turime atveju, kuomet klubai įstoja, tai kad išvengti šito dalyko ir piknaudžiavimo. Lygiai taip pat siūlymas nekelti Los licenzijų mokesčio, nes jau buvom pakėlę 25 metais, tai reikia prisitaikyti prie pokyčių, tai moksleiviam liktų 15 eurų, suaugusiam Los Nario nariui liktų 15 eurų, moksleiviui 5 eurai, suaugusiam Los Nario nariui 15 eurų, suaugusiam, kuris startuoja individualiai 20 eurų, seniorui, kuris yra 65 metų arba vyresnis, bet yra jaunesnis negu 80 metų, būtų 5 eurai, ir seniorui, kuris yra vyresnis negu 80 metų, siūlome licenciją nemokamai.
Tai vat, toks yra prezidiumo pasiūlymas. Norime atkreipti dėmesį į vyresniuosius seniorus, kurie startuoja orientavimo sporto varžybose ir padaryti jiems šitą naštą šiek tiek lengvesnę, kad nereikėtų mokėti už los licenciją, bet kažkokį tais veiksmą įsigijant tą licenciją reikėtų atlikti arba jam pačiam, arba klubo atstovui. Tam, kad mes turėtumėm indikaciją, jog jis yra susipažinęs su taisyklėmis ir taip toliau panašiai. Jurgi, pridėsit gal? Čia šiaip jūsų klausimus buvo, atsiprašau. Ne, viskas gerai. Aš tik žiūriu dėl to senioro 65+. Aš manau, kad mes kalbėjom, kad mes pabiškai turėtume irgi kelti iki ir veteranams, ne? Šiek tiek, ne? Nes aš manau, kad vis tiek tai seniorai 65 jų situacija labai skiriasi. Tai aš šiem metam tai manau, kad taip. Bet nuo 26 metų aš manau, kad turėtume kažkokią dar... Mes apie starto mokesčius kalbėjom tenais. Prezidiume šitas buvo tai, ką jūs matote. Taip. Tai čia buvo mano mintis, bet aš manau, kad kai Vilius sako 26 metam paliekam taip, bet aš manau, kad 27 mes tą solidarumą biškį didinsim. Bet čia kaip ir minėjau, kadangi šiemet pas mus bus kitokia starto mokesčio ir federacija įmo nuo varžybų, daugiau kaip akcizas nuo to, kiek kas vartoja, tai mūsų aišku noras yra, kad tą licenzijos nebranginti, o licenciją didinti licenzijų kiekį, ne? Kaip mes ir, man atrodo, minėjom praeitam, jeigu aš teisingai atsimenu, praeitoj diskusijai, kad tai yra toksai, visi turim suprasti, kad čia nėra kažkoks prabangos mokestis tik elitui, bet čia yra mūsų dalyvavimo šitam sporte mokestis, kurį mes mokėdami tą sportą remiam, ne tik konkrečios varžybas, bet remiam ir bendrai. Tai dėl to tas plus yra ten daugybė kitų teigiamų dalykų su valdžios institucijom, kai yra licenzijos mokestis, yra žmonės, kurie tą mokestį susimoka, yra žymiai lengviau paaiškinti, kiek ten mūsų ir kad jie visi yra rimtai nusiteikę sporto atžvilgiu. Tai mūsų noras yra, kaip ir minėjau, daryti, kad licencijų kiekis augtų. Manau, kad jeigu šitas modelis pasiteisins, tai tas licenzijos mokestis bus didinamas tik tuo atveju, jeigu ten bus kažkokia infliacija, arba, kaip ir Vilius minėjo, jeigu mums pavyks sudėlioti kažkokias papildomas naudas. Tai visuomet yra tikslas, kad suteikiamos naudos būtų žymiai didesnė verte negu licenzijos mokestis, mokesčių augimas. Tai manau, to mūsų dabar ta veiklos sritis yra. Ne viską norėjom galbūt kažką nuveikti daugiau, bet ne visuomet pavyksta. Ten institucijos ne visas yra lanksčios. Bet dirbam tą linkmę. Aš manau, kad tikrai turėjimas licenzijos būtų tokia kaip čia. Ne tai, kad garbė, ne pareiga, bet toks, turėtų žmogus didžiuotis, kad jis turi federacijos licenciją. Ir aišku, ta licencija, kaip ir sakiau, vėliau turi atnešti ne tik tai didžiavimąsi, bet ir naudą, ne, kuo mes dirbam. Tai aš manau, kad dabar yra toks subalansuotas mūsų pakeitimas ir dėl to mes labai daug ir nekeičiam. Klausimų? Aš nemoku pakelt rankos, ar mane girdit. Girdim. Skirmantas Ramoška. Taip, Skirmantai. Tai man ne visai aišku, tai tas senioras nuo 26 vėl už 5. Senioras ir 25 metais yra 5 ir 26 bus 5. Tai čia yra, kaip, aš suprantu, kad turbūt ne ta vieta, iš kur gauti pinigus, bet tikrai tai yra blogai. Mano požiūriu, nes tai yra, nežinau, su kokio mašinom atvažiuoju ir prilyginti senjorą 65 plus iki 80 su moksleiviu, tai niekaip neišeina. Todėl, kad ir jeigu žiūrint dar Vilniuje, tai čia taškosi pinigais į kairę į dešinę. O vat jau kai licenzijos mokestį reikia mokėti, pradeda raudoti per susirinkimą. Tai šiaip manau, kad jie turėtų mokėti daugiau. Ir dar vienas dalykas prie ankstesnio, aišku, čia jūs apsvarstėt, bet dėl automobilio, kai žmonės sugadina priekabą, tai gal ne tai baisu, bet buvo toks federacijos automobilis, tai jį ten gadino visi kaip tik tai sugalvojo. Tai vat, aš turiu meni tai, kad mes kartais galbūt per gerai manom apie aplinkinius, nes nuostolis, kada žmonės žiūrės pro pirštus į pakankamai brangaus daikto laužimą,
jis bus didesnis. Bet aš aišku nesakau, kad nereikia, bet tiesiog sakau, galbūt jūs galėtume dar pasvarstyti dėl automobilių. Tai va, nes tikrai ten buvo atveju, kai žmonės Peugeot galvojo išpjauti dugną tam, kad pasiekti, reiškia, atsarginį ratą. Nes tai kaip ne jų daiktas, tai galima daryti, ką nori. Norėčiau pamatyti nors vieną iš tų, kurie savo automobilyje norėtų prapjauti dugną tam, kad pasiekti atsarginį ratą. Tai va, tai aš tiek norėjau pasakyti. Ačiū už komentarus. Dėl automobilio mes tikrai svarstėme. Čia yra labiau, vadinkim taip, palengvinimas darbas man, nes ten tikrai tas darbas nėra pats maloniausias širdžiai, kurį nori daryti iš principo. O kitas dalykas, aš pats su to Peugeot esu Skirmantai važiavęs kokį gal kartą, tai čia yra irgi priėmimas, perdavimas automobilių ir taip toliau panašiai. O kas liečia seniorus, tai būtent 25-aisiais jau netgi metais yra ženkliai padidintas starto mokestis, tai mes einame per šią vietą, nes nuo 65 metų būtent ženkliai padidintas starto mokestis, atskiriant juos nuo moksleivių, nes būtent prezidiumas irgi diskutavo, kad tai yra nelyginami dalykai, tai per šitą vietą. Kas liečia licenciją, tai ne ta vieta, kur čia ta pajamų suma tokia didžiulė. Vėliau aš norėčiau tada šiek tiek patikslinimo. Padidintas mokestis kurioj vietoje Lietuvos varžybose, Lietuvos nacionaliniuose čempionatuose. Buvo 7, dabar 13. Labai gerai, tada tvarkoj, čia galite jiems ir nulį duoti, svarbu ten, kad mokėtų, labai gerai. Dar klausimų? Tai ačiū. Sekantis klausimas, tai yra būtent 25 metų Los kalendorius mokestis, tai jau keliarius metus mes turėjome Los kalendorius mokestį, kuris buvo taikomas tik tais suaugusiems dalyviams. Jisai buvo tiesiog suaugusiam dalyviam, kuris yra vyresnis negu 20 metų, 1 euras. 24 metų visuotinėme narių susirinkime priimtas sprendimas, jog turėtumėm skirtingą Los kalendorius mokestį. Tai būtent jisai būtų taikomas net ir moksleiviam. Tai moksleiviai, kurie turi Los licenciją, Los kalendorius mokestis yra 0,5 euro, tai yra 50 centų. Moksleiviai, kurie neturi Los licencijos, yra 1 euras. Suaugę turintis Los licenciją yra 2 eurai. Suaugę neturintis Los licencijos yra 4 eurai. Visą šitą mokestį dabar sporto programa, tako programa, atsiprašau, skaičiuoja automatiškai. Tai čia tokį kaip tiesiog, kadangi vis tiek tai yra nariai, organizuoja renginius, tai jūsų žiniai, kad kai į programą vedat būtent tą mokestį, tai nereikia jo pridėjinėti, nebent jūs ten norit kitaip įtraukti, bet programa jį skaičiuoja automatiškai. Svarbu, jog Los kalendorius mokestis nėra taikomas Open grupių dalyviams ir vaikams iki 10 metų. Nes tikslas mūsų pritraukti daugiau tų žmonių iš gatvės, tai jeigu jie ateina ir startuoja Open grupiai, tai tas Los kalendorius mokestis nėra taikomas. Tai ką gauna Los kalendorius varžybų rengėjai? Tai kaip ir anksčiau minėjau, apmokama registracija dabasportas.lt sistemoje, 20% nuo kiekvieno dalyvio. Mes bendradarbiaujam nuolatos su dabasporto programų tako bei estafečių kūrėjais Jonais, atsiprašau, ir kūrėm įvairius atnaujinimus, tiek dabar starto aplikaciją darom ir kitus pagerinimus ir pagyvinimus, bet to galite matyti visokią statistiką, tarptautinių varžybų rezultatus, įvairios lygos ir taip toliau panašiai. Tai be to kalendorius mokesčio šitų dalykų nebūtų. Visos Los kalendorius varžybos nuo 25 metų yra apdraustos civiliniu draudimu, įtraukta netgi žala gamtai, žolės ištrypimas pavyzdžiui. Visos Los kalendorius varžybų rengėjai turi išskirtinę teisę ir išskirtinėmis sąlygomis išsinuomot Los inventorių turimą. Iš principo jūs duotuoju momentu pasiemat priekabą, arba jeigu turėsime mikroautobusą, pasiemat mikroautobusą ir galit suorganizuoti varžybas realiai su Los inventoriumi, nes realiai pilnai užpildyta dabar yra, beveik nieko netrūksta. Visų Los kalendorius varžybų organizatoriai gali naudotis federacijos naudojama sporttrek.eu GPS sistema, tai ne kiek pačiais davikliais, kuriuos galima išsinuomot, bet galite suteikti galimybę savo dalyviams įsikelti GPS praėjimus nemokamai. Tai visi turite prisijungimus, jeigu kas neturi prisijungimų, tai reikėtų kreiptis į federacijos administraciją.
Visos LOS kalendorius varžybos yra įtrauktos į LOS kalendorių ir juose skaičiuojamas LOS reitingas, būtent tik LOS kalendorius varžybose skaičiuojamas LOS reitingas. Visų LOS kalendoriaus varžybų rengėjai bei organizatoriai turi teisę soc medijoje, Facebook'e pasidaryti federaciją kaip bendrautorių, kitaip tariant, kohostą. Ir visos LOS kalendorius varžybos yra įtrauktos į LOS, čia susidubliavę, čia yra, kad į moksleivių lygą ir veteranų lygą dar yra įtraukimo būtent tik LOS kalendorius varžybos. Raudonai pažymėta, ką norėjom padaryti, bet 25 metais kol kas nepavyko padaryti. Tai vienas šiek tiek pigesnis variantas, tai kad būtų apmokama LOS kalendorius varžybų saugomų teritorijų lankytojo bilietai. Tai aktyviai derinam su saugomom teritorijom, bet kol kas tiek mūsų biudžetui šiek per sunki našta, tiek saugomos teritorijos ne visai aktyviai su mumis nori bendrauti. Ir kitas mano noras, ką norėtųsi ateityje išpildyti, tai kad LOS kalendoriaus varžybose būtų apmokami biotualetai bei praustuvės. Vienu, vadinkim, pirkimu federacija tuo pasirūpintų, padarytų ir rengėjim to nereikėtų rūpinti. Tai vat tokios ateičiai raudonai šiais metais, 25 metais tų raudonų kol kas nėra pavykę įgyvendinti, bet tikėsimės, kad ateityje pavyktų tą padaryti. Klausimų? Ten nesenai praėjusią savaitę darėme mokymus varžybų rengėjams, tai yra daugiau apie kaip veikia DB sporto programa dėl kalendoriaus to mokesčio. Taip pat tikiuosi, kad per savaitę padarysime video įrašą, kur įrašysime, kaip reikėjo ten apskaičiuoti, pasižiūrėti būtent iš programos pusės veikimo, tai kad būtų lengviau, bet čia jau tas klausimas gilesnis į detalės. Taip, Audriu. Jo, dabar šiek tiek apie tą kalendoriaus mokestį vaikų iki 10 metų, nes iškyla iš tikrųjų tokių klausimų kiekvieną kartą, ar yra tam vaikų 10 metų, ar nėra, galbūt geriau apibriežti kiekvienais metais pagal gimimo metus tą, kad aiškiau būtų tiek rengėjim, tiek vaikam. Nes sakys, man dar nėra 10 metų, kitas sako, man jau yra 10 metų, kadangi gimsta per metus ten skirtingais mėnesiais. Šita vieta kartais išlenda. Tai jis automatiškai skaičiuoja, programa jį automatiškai skaičiuoja, DB sportas yra įvedęs kiekvienais metais tuos metus, jie persvertinėja. Faktas, kad pas mus galėtų galbūt, bet žinot, jeigu nedaug dievė net naujinsi dokumento, tai irgi ten sausio 10 jau nebe taip galios iš principo, jeigu tu metus įvardini. Iš kur žinai, kad aš gimęs? Pataikom. Bet DB sporto programa yra įrašyta, čia nėra, kaip ir pas mus grupės yra taikoma, ne tai, kad suėjo. Taip, suprantu, pagal grupę. Gal čia viskas ir gerai. Ir nesvarbu, jeigu tas 9-metis, dar leiskim, registruojasi 14 grupė, vis tiek netaikomas tas kalendorius mokestis. Tai tas tai taip. Taip, čia tuose pačiuose metuose 10-mečių būna tokių pasikalbėjimų, pasišpilkavimų. Man jau yra, man dar nėra. DB sportas suskaičiuos gal. Ten pas juos, matot, metai įrašyti yra programoje, iki kurių neskaičiuoti metų, o jau vis tiek įregistruojas, tai įrašai metus, tai tenais automatiškai šitas dalykas eina. Gal čia viskas ir tvarkuoja. Tiek. Daugiau klausimų? Ir paskutiniai klausimai. Bendrai pasiūlymai, ką įtraukti galime į darbotvarkę, ką norit išgirsti, pamatyti. Visada galite dar rašyti laišku. Nuo šiandien pagaliau ir gerbiamo prezidento emailas pradėjo veikti. jurgis@orienteering.lt, tai jeigu turit nusiskundimų, visada galite ir jį kreiptis. Teisingai? Taip, galite ir visais mailais kreiptis, ne tik orienteering. Tai iš manęs ačiū. Jurgi, dar jūs uždarimui žodį.
Tai aš tai labai džiaugiuosi, kad Kaune vyksta konferencija. Aš manau, kad čia irgi labai, labai įdomus ir geras pasiūlymas, ne? Ir aš manau, kad kaip čia, linkiu visiems sudalyvauti, ne visų klubo atstovam toje konferencijoje. Ir aš manau, kad jeigu kažkokių tai yra klausimų ar klubuose diskusijų, tai tikrai įdomu bus. Ne? Aš manau, kad mūsų toks tikslas per tą konferenciją, gal dar kažkiek bus detaliau prezentacijos forma, pristatyta, kas buvo nuveikta ir pristatyti, ką mes planuojame nuveikti kitais metais su visų bendra pagalba. Kad visi būtų ir žinotų, kurioje mes vietoje esame ir kur link judam. Tai čia pagrindinis mūsų tikslas. Tai labai laukiu Kaune iki susimatymo jau, kaip čia, fiziškai, ne kaip čia dabar sako, ne virtualiai. Ačiū visiems, gero vakaro, būkit sveiki. Ačiū labai, ačiū visiems. Rytoj šventė, nepamirškit švęsti. Taip, bėgimas koks nors bus. Yra bėgimų įvairių.